Esame šiandieną Jurbarko rajone, sėjame cukrinius runkelius į 3 cm gylį. Su Agroteka bendraujam nuo labai senai, 14 metų jau. Šiuo momentu užsakinėjam cukrinių sėją, kiek pernai užsakėm, likom patenkinti. Sėjos kokybė, spartumu ir operatorius išmano savo darbą. Kodėl samdote sėjos paslaugą? Patys neturim šitokios sėjamosios sėjų. Tiesiog dėl nedidelio ploto neapsimoka pirkti. Pažiūrim, ką pridirba. Kiek centimetrų turi būti sėla paguldyta? Kas 17-18 dabar. O kokiam gylį? 3,5. Tai? Puikiai. Būtent to, ko reikia. Kad reikmės būtų ilgiau, lietaus nepraneša. Vien dėl to tokį gylį pasirinkau, kad iškęstų ir sudygtų. Viskas labai gerai, ypač pernai. Šįmet tai iš anksto užsisakiau, pernai net nežinojau, aš balandžio gal 20-25 tom dienom kažkur tenais. Nėra, kad pasėję. Paskui galvoju, žinau, kas sėja, reikia paskambinti. Viskas gerai, vadybininkė šaunolė, sutarta eina, sakė, tada, viskas puikiai gavosi. Pasėjom per parą laiką. Viskas labai gerai pavyko, gerai sudygo, derlius buvo geras. Ūkininkas sėja 40 hektarų, norma yra 122 tūkstančiai. Tai vat, čia yra kiekvienos dėžutės norma nustatyta. Tada čia rodo sekcijų kontrolę, kiekviena dėžutė atsinginėja galų laukėje. Važiuojant į trikampį taip pat, trąšų norma 140 kg į hektarą. Taip, taigi čia turime štai apipieštą lauką. Pieštas laukas, tai rodo hektarus, 6,88 hektaro, jau esam pasėję beveik 4. Taip pat violetinė linija rodo technologinę vėžę, dabar kaip tik daro. Technologinis vėžis kas 36 metrus, sėjama pati žino, kada kokią dėžutę jai reikia išjungti. Lyginant su grūdinės, jie cukrinius runkelius yra sunkiau sėti, nes reikia didesnio tikslumo, tarpai tarp sėklų turi būti sužiūrėti giliai, kad kuo taisyklingiau ją išdėliotų ir kad būtų geras derlius. Jeigu ir jums reikia sėjos paslaugų, kreipkitės, atvažiuosime, padėsim.